Labas. Kalėdų seneli, ką tu čia veiki? Aušra, man nutiko tokia nelaimė. Mano Rudolfas vėl pabėgo. Eilinį kartą. Ir aš niekur negaliu jo surasti. Gal tu gali man padėti? Apžvelkime Molėtų rajono žemėlapį. Tikrai rasim, kuris galėtų būti pasiklydęs. O kas jam patinka? Kuris galėtų būti pasislėpęs? Ten, kur yra daug žmonių. Galbūt ir lankytinos, gal kokios vietos patiktų. Gal jis galėtų būti Mindūnų apžvalgos bokšte, jis antras aukščiausias Lietuvoje. Na, galėtų. Dubingių žirgynas. O ten yra gyvūnų? Ten gyvūnų tikrai yra. Molėtų technikos muziejus. Ne, jam nepatiktų. Alantos baras. Galbūt. O gal galėtų būti pažintiniai takai? Na, nežinau. Mes juos turime net 6 ir labai gražius. Juos visus rasime šioje knygelėje. Pažiūrėk, kokio įspūdingo grožio, gal tikrai? Manau, galėtume pažiūrėti, bet ką dar turi? O gal tai galėtų būti etnokosmologijos muziejus? Ten įspūdinga apžvalgos aikštelė ir yra teleskopas, kuris mums tikrai padės jį rasti. Būtent. O kaip mes ten nuvyksim? O rogių neturi? Ne, juk Rudolfas tai pabėgęs. Aš tave pavešiu. Gerai, važiuojam. O mes dabar į observatoriją važiuojam? Ne, seneli, nemaišyk. Observatorija yra šalia etnokosmologijos muziejaus, bet ten labiau mokslinė institucija. Mes vykstam į etnokosmologijos muziejų, kur galima pamatyti žvaigždės tiek dieną, tiek naktį. Ar žinojai šitą? Ne, nežinau. Kiti galvoja, kad ten tik naktį galima stebėti žvaigždės, bet tikrai ne. Dienos metu irgi vyksta įspūdingos ekskursijos. Ir pamatę visas ekspozicinės sales, žmonės galiausiai patenka į tą kupolinį apžvalgos aikštelę, kur dabar vykstame ir mes. Iš tavo pasakojimo suprantu, kad ne tik Rudolfą galėsim pamatyti, bet ir žvaigždės. Būtinai. Labą dieną. Sveiki. O, kokių svečių turim? Turim problemą. Pabėgo kalėdų senelio Rudolfas ir mes norim pabandyti užlipti į viršų, pažiūrėti teleskopą ir jį kuo greičiau surasti. Gal galite mums padėti? Na, mes esam pasirengę padėti, bet siūlau šiek tiek atsikvėpti, nusiraminti ir pasikelti mūsų kosminį laivą, atsigerti kavos, o tada jau suteiksim visą būtiną pagalbą. Na, gal ir galim savo tai leisti. Taip? Prašom, kilam aukščiau. Tai štai čia mes esame Lietuvos etnokosmologijos muziejaus kosminėme laukiamajame. Čia mes galime atsigerti kosminės kavos, šiek tiek nusiraminti, pagalvoti ir kogi mes čia ieškom. O labai gražu pas jūs čia, bet čia galėjo apsilankyti Elnės mama. O kokio jūs dydžio? Nemažas, didelis. Na, čia būtumėm turbūt pastebėję, gaila mūsų kosminės stoties iliuminatoriai nėra dideli, bet aš siūlau pasikelti į mūsų kitą kosminę lėkštę, kur labai gražiai matosi visos apylinkės 30-40 km spinduliu. Pasitelksim priemonių ir pasidarysim, galbūt tą pabėgusią elnę mes ir atrasim. Keliaujam. Tai prašom, kalėdų senelį, štai mūsų apžvalgos aikštelė, su kitas kosminis laivas. Kaip matot, puikiai atsiveria apylinkės 30-40 km spinduliu. Ir čia tikrai galim pasidaryti, kurgi tas mūsų pabėgėlis elnias yra dingęs. Štai prašom, žiūronai, priemonės. Gerai. Oho. Ką aš ten matau? Ten, kai geras oras, galim matyti Alantos bažnyčios bokštus. Ir... Ką sakė apie Alantą? Ten jis galėtų būti? O kas ten yra? Ten Utenos kryptis. Utenos kryptis. Pastebėjai kažką kalėdų senelį? Manau taip. Parodyk. Ką matai? Ar panašus į Rudolfą? Gal šiek tiek, bet aš nesu tikra. O mes galėtume į tą Uteną nuvažiuoti? Utena visai netoli, gal pabandom? Važiuojam. O kaip tau etnokosmologijos muziejus, ar patiko? Man labai patiko tas meteoritas, kur iš dangaus toks akmuo didelis. Vien tas supratimas, kad jisai
Kosmoso nukrytęs. O ar tu žinojai, kad Molėtų etnokosmologijos muziejuje per metus aplanko daugiau nei 50 000 svečių ir turistų? Ir žiemos metu netgi? Taip. Geras. Ar matyta vėliava, kuri pabuvojusi tikrame kosmose? Jo, įspūdingai atrodo, bet o tu pati ar matei ir pastebėjai tą dėžutę tokią, kur aš nežinau, kaip jinai vadinasi, kas ten yra. Kokia dėžutė, ten buvo palydovas. Ai, palydovas? Palydovas, Tai čia analogiškai panašus tas, kur yra kosmose? Nepanašus, o būtent toks, koks skraido ir kosmose. Geras. Reikėtų sugrįžti, manau. Tai ką, atvažiavom? O kur mes dabar jo ieškosime? Gal pabandykim nueiti į turizmo centrą, jie papasakos, kokie turi lankytinų vietų, juk jam patinka ten lankytis. Gerai. Bandam? Einam. Kita. Va, žiūrėkim, pažiūrim, kur tas mūsų Rudolfas, kur? Labą dieną. Labą dieną, kalėdų seneli, ką jūs čia veikėt? Juk kalėdas jau praėjo. Turim reikalų. Dingo kalėdų išdykėlis Rudolfas ir dabar nežinom, kur jo ieškoti. Jam patinka lankytinos vietos, gal galit pasiūlyti mums, kur jo pasižvalgyti? O gal iš tikrųjų Utenos rajone galim rasti jį pasiklydusi? O gal Vytauto Valiušio keramikos muziejuje apsilankė? Lipdo puodą savo gyvenimo vienintelį? Ne, jam neįdomu. O gal Antalyje netradicinių skulptūrų parke? Pas Giedrių Mazurą, kur ten skulptūros labai įdomios ir unikalios. Galbūt. Kitas variantas, o gal kartais laukia vasaros, pas mus fontanas labai gražus Utenoje, irgi variantas, bet aišku, ką jisai veiks iki vasaros turbūt, ne? Na, jam vasara patinka, bet ne, kažko tai norėtųsi kito. O dar Utenos dvaras yra Stimas, ten iš tikrųjų labai unikalu ir galima pasižiūrėti, ar oro sąlygos tinkamos keliavimui jums. Gal tiesiog jisai už tai ir apsistoja čia nais, kad O klausykit, ką jūs turite dar su oru, kad galėtume kažkur pamatyti kažką? Aha, turbūt, kad Raganų muziejus variantas. Tenais su stebuklingais burtais jinai ir pasižiūrės, ir įvertins, kur jisai galbūt per pamatys, gal net su šluota pakils į apylinkės ir apsidairės. Tai mes galbūt galėtume pakelti raganą kaip droną ir pamatyti, kur mūsų elnias. Tikrai labai geras variantas, o gal dar galėtume duoti mums Utenos rajono žemėlapį? Žinoma, ir linkiu surasti Utenos krašte elnią išdykėlį. Labai jums ačiū ir viso geriausio. Ačiū, iki malonaus. Dar niekad nebuvau pas raganą. Žinai, smalsu ir man. Einam ieškoti raganos. O, žiūrėk, čia ne tavo garbės skulptūra padaryta? Tu juokauji, visai nejuokinga. Nejuokinga, nejuokinga. Kaip čia baisu. O, labą dieną. Gal galite mums padėti? Kalėdų senelio Rudolfas pasimetė. Palaukit. Nieko nesuprantu, kas čia dabar darosi. Kaip jūs čia patekot? Utenos turizmo centre mums rekomendavo jūs, kad galėtumėte mums padėti. Rudolfas labai išdykęs elnias ir jis visada ką nors prisidirbo ir pabėgo. Ir dabar senelių jo labai reikia. Kalėdų senelis. O, bet aš jau galvojau, kad visi kalėdų seneliai išvyko į Laplandiją. Dėl to ir negaliu parvykti į namus, nes Rudolfas pabėgo. Supratau. Tai čia turbūt vėjai tie didžiuliai bus pasidarbavę. Ir kaip visada, kai jau ištinka bėda, visi kreipiasi pas raganaites. Na kągi, bandysim jums pagelbėti. O, gerai, keliaujame į spintą. Į spintą? Patrauk vaikelį už virvutės ir durys atsidarys. Apa. Keliaujam prie stebuklingo plazmos rutulio, bet pirmiausia jūs turėsit suvalgyti džiovintą varlę. Varlė? Taip ir žinau, kad nereikėjo čia važiuoti. Juokauju, viskas tvarkoje. Gerai, nesijaudinam, ateinam čia arčiau. Dabar aš noriu, kad jūs mintyse galvotumėt
apie savo elnis. Taip, seneliai, susikoncentruojam. Taip, matau. Matau arklį. Matau vištą, vieną, kitą. O ką čia tos vištos ant sniego veikia? Matau elnę, vieną, kitą. Seneli, tu tikrai ieškai vieno elnio? Nes aš čia matau ir daugiau jų. Alpakos. Alpakos, aš žinau, kur tavo elnės. Žinau, seneli, žinau, kur tavo elnės. Jos bus alpakalnyje, nes ten yra ir vištų, ir arklys, ir alpakos. Tai aš ir galvoju, kaip čia tas paveikslas dabar man susidėliojo. Na va, problema įspręsta. Ar senelis patenkintas? Lėkim, seneli, aš žinau, kur tavo elnės. Gerai, seneli, mes turim lėkti, kol naktis neužklupo. Ačiū, raganaitė, tau labai, mes skubam. Džiaugiuosi, kad galėjau padėti, tik žiūrėkit, daugiau nepameskit savo elnių. Dėkui tau, Sėkmės! Ir kaip aš pamiršau tą alpakalnį, iš tikrųjų, ten tiek daug gyvūnėlių ir elnių yra, ten ir tavo elnės bus užsilikti. Ir atrodo, viską žinai savo rajone, bet va, buvai pamiršus. Ai, ką Bet padarysi? gerai, kad raganaitė kažką pasakė. Nieko, dar ne vakaras, kelių neužpustis, važiuojam. Sveiki, Rita. Labą, Aušrytė. Atvykau su kalėdų seneliu, mums raganą išbūrė, kad pas tave pasiklydęs yra jo Rudolfas. Yra, teisingai, yra. Su rageliais toksai gražus elniukas, taip yra. Gal galima įti greičiau pažiūrėti? Galima, eina. Tikrai taip. Čia Rudolfas. Mano Rudolfas. Žiūrėk, koks gražus. Tiek keliavom. Rudolfai! Man atrodo, jisai su tavim niekur nevyks. Pažiūrėk, kiek jis turi draugų ir čia dirbti nereikia taip kaip pas tave. Aš irgi negrįžčiau. Rudolfai, ar tu atsimeni, kada mes su Rogėm skrydom į Lietuvą? Į Molėtus, į Uteną. Kodėl tu pabėgai? Ką? O, kaip miela. Mano Rudolfas. Ar keliausi kartu su manimi Laplandiją? Ką, Rudolfai? Kodėl tu supykai ir pabėgai nuo manęs? Aš turėjau visus Molėtus ir Uteną aplankyti. Daug visko pamačiau ir turėjau nukeliauti į etnokosmologijos muziejų. Tarp jūsų ypatingas ryšys. Tikrai taip. Žinai, Aušra, aš pagalvojau, kad gal aš jį paliksiu čia. Aš manau, jisai yra laimingesnis, negu būtų su manim vasarą. Jisai turi čia draugų. Manau, paliksiu jį Alpakalnyje pas Rytą, o tada, kai bus kiti metai, kai bus vėlgi kalėdos, aš jį pasiimsiu. Ir kartu nešime vaikams dovanas. Greičiausiai čia bus pats teisingiausias sprendimas. Na. Iki pasimatymo, Rudolfai. Aš jau keliausiu, palieku tave su draugais. Atėjo, Rudolfai. Džiaugiuosi, kad tave suradau ir tu, manau, esi čia saugus. Lik sveikas, Rudolfai. Manau, tau čia geriau su savo draugais, o per kitas kalėdas aš vėl jį pasiimsiu. Viso, Rudolfai. Ryta, ačiū labai, kad priglaudėt mano Rudolfą. Tai dabar per kitas kalėdas aš jau pats jį atvažiuosiu ir pasiimsiu. Gerai, labai gerai. Mes visus metus jį auginsim, mylėsim, prižiūrėsim, o tada atvažiuok pasiimk. Ir nepamirškit duoti jam daug morkų. Gerai, duosim daug morkų. Iki malonaus. Ateikė. Aušra, norėjau tau padėkoti už tai, kad tu man padėjai surasti mano Rudolfą. Oi, nedėkok, seneli. Man buvo pats malonumas tau parodyti abu mūsų kraštus. Tiek Molėtuose, tiek Utenoje yra ką veikti tiek žiemą, tiek vasarą. Tikrai taip, tiek apkeliavom, tiek susitikom, tiek įspūdžių. Ačiū tau. Kada dabar atvyksi pas mus? Manau, prieš kalėdas aš tau paskambinsiu. Gerai, o ką darom dabar? Jeigu gali, nuvežk mane į oro uostą. Aš skrendu namo. Gerai, lėkim.